sveikinasi iš nuostabios vietos. Ir labai norėjau tau tiesiog perduoti, kas čia vyksta, koks čia jausmas būti ir kaip būti drąsiai ir nebijoti savo svajonės, savo noro ir įsipatoginti. Tai kadangi buvo pasirinkimas, noriu būti drąsi, būti savimi, tai va čia šitoje erdvėje labai noriu užtat ir patransliuoti jum, kaip gera iš tikrųjų būti drąsiai, autentiškai gyvenant savo gyvenimą. Nuo nieko nepriklauso. Nuo nieko. Tai nereiškia, kad turi būti tai apčiuopiamos tavo svajonės. Galbūt tu nori jaustis. Žinai, mums taip svajonės susideda iš to, kad atrodo, vat norėčiau ar ne, kažkokio tai namo, mašinos, ten, nežinau, kažkokių tokių prabangių dalykų. Visą tai gali pasiekti įvairiais būdais, bet ar jausiesi gerai? Čia kai rodė vieną tokią ištrauką iš filmo. Tokia komedija arba nežinau, kokia čia juoda komedija. Žodžiu, važiuoja vienuolė ir moteris tokia gražia mašina ir sako, iš kur čia pas tave tokia graži mašina, tu turbūt labai sunkiai dirbi. Ne, sako, man čia meilužis padovanojo. O jis sako, kokie papuošalai tavo, sako, čia prabangų, sako, jo, čia kitas meilužis padovanojo. Tai mes daiktus galime įvairiais būdais pasiekti. Ta noriu pasakyti, kad ne tame esmė, visiškai tu gali tai būti, bet jaustis paskutinės grandies būsenoj, kad tu esi išnaudojama, kad tu esi nemylima. Gali jausti baimę būti kiekvieną kartą palikta. Tai va ta prabanga ir drąsa gyventi savo autentišką gyvenimą, būti toj tokioj savo būsenai, kad atrodytų, žinot, kad nemoku apsakyti, kad tiesiog užpildyta esi milijonais pinigų, jausmų. Vat atrodo, jeigu nori kažko, tai vat pasijausti tą būseną, kad tu tiesiog užpildyta esi ir kad tada iš vis jokia esmė, kur tu esi, kur tu gyveni. Tu susikurt gali ir vieno kambario bute, tokį jaukų, tokį mielą, žinot, aš todėl ir žinau. Jis man buvo toks jaukus, toks mielas ir tiek daug meilės buvo jame pripildyta. Nors ir užuolaidos buvo pirktos iš padėvėtų, bet buvo labai gražios tais laikais. Tai buvo prieš 26 metus. Ir tuo metu ir eglutė tilpdavo, ir mano miegamo lova, tai buvo įskleidžiama tokia sofa, kad gali ateiti vat svečiai, bet kai tu nori nakčiai miegoti, tu ją išsiskleidi. Tai nemoku apsakyti, kokia aš ten laiminga buvau. Man tai yra šitie namai mano vieno kambario buto. Tiesiog atrodė, kad nemoku apsakyti, kokia laimė. Ir tikrai neturtuose laimė, ir tikrai ne piniguose, ir tikrai ne valdžioje, ir tikrai ne. Taip, tai yra labai gera turėti daiktus, finansus, normalu, ar ne? Bet supraskim, kad visa tai yra tiesiog pasiekiama. Vienok ar kitokiu būdu, ar ne?
kaip pasakau, čia įvairiausių istorijų, įvairiausių būdų. Bet ar nuo to tapsi laimingesnė, tai gal pasidžiaugti tame, kame esi. Ir jei dar šiandieną nesi apdovanota finansinė gausa, mokykis būti apdovanota vidinė gausa. Vidinė gausa. Kaip tą padaryti? Leis savo taip jaustis, kad tu esi begalinai turtinga ir tau nieko netrūksta. Tam, kad taip pasijausti vidumi, visų pirma, labai kviečiu būti dėkinga už viską, ką turi. Nes kai mūsų yra pilna priekaištų gyvenimui, tai mes dar daugiau užsidarom į tą kiautą ir, kaip aš sakau, tampi toks sprogstantis burbulas, nelaimingas, nepatenkintas viskuom. Tokiu būdu niekada nepritrauksi gausos. Nei vidinės, nei finansinės, nei bet kokiu būdu. Tai aš labai kviečiu pirmiausia padėkoti savo už kiekvieną dieną savo gyvenimo, už kiekvieną akimirką savo gyvenimo. Dėkoti ir dėkoti. Ir praktikuojant, tai pasakysiu ar ne, gyvenime dėkingumą, ypač tada, kai pradedi jau pažiūrėk, kaip tampi burbeklė, nepatenkinta. Aišku, reikia pajausti, gal tu pavargai, tiesiog nueit pamiegot, skaniai pavalgyt, pasivaikščiot, galbūt ir atsigausi ir nustosi burbėti. Bet jei nenustoji burbėti, labai kviečiu tiesiog tą pačią akimirką prisiminti, už ką esi dėkinga. Ir tada nustosi burbėti, nes viskas apsiverčia. Ir kai tu esi dėkinga, tu vis ir pritrauki. Ir toks jausmas vidiniai gausoj. Taip, gali sakyti, gyvenu kažkokio iliuzijoj, susikuriu kažką ir gyvenu. Taip, bet ar taip gyvent gali, pasirink kaip geriau. Nuo tos tavo būsenos niekas nesikeičia. Ta prasme, kad dėl to, kad tu galvoji, kad tu gyveni iliuzijoj, tai tu geriau jautiesi, bet gyvenimas tavo gyvenasi, kaip jisai gyvenasi, ar ne? Bet kadangi tavo būsena keičiasi, jinai gerėja, jinai tokia pozityvėja, automatiškai tu pritrauki savo gyvenimą tokių pozityvesnių dalykų, tokių, kurie keičiasi, šypsotis, džiaugtis ir kažkokių staigmenų. Jeigu tu, nes mes tiek gyvenam savo gyvenimo taške, savo gyvenimo kelyje, ar ne? Ir nereikia turėti tokios iliuzijos, kai aš ten būsiu turtinga, turėsiu mylimą vyrą, turėsiu šeimą, vaikų, kas ten dar daugiau iš tų sąrašų, iš tų pageidavimo sąrašo. Tada galėsiu jaustis laiminga. Ne, tada tu sėdėsi ir galvosi, visą tai pasiekiau, dabar man jau viskas taip daknyso, noriu būti laiminga ir sunku. Nes tu sėdi prabangiam, žinot, aš šiandien nuėjau kavos atsigerti čia į prabangų tą restoraną. Ir daug sėdi žmonių, žinoma, kad jie turi labai daug pinigų, nes jie čia sėdi ir gyvena, ar ne? Ir sėdi, švenčia gimtadienį. Viena šeima matau. Ir atneša gimtadienio tortą. Ir aš tokia vos nenorisi man ten su gimtadieniu dainuot, kad visi, žino, čia kai Italijoje happy birthday, čia visi pradėtumėm. O jie taip santūriai, kukliai, taip nusišypsojo. Matau, kad stebi, atnešė, žinot, maistą, ten ledus į kažkokias ten formelės ir jie žiūri tos formelės ir bando save nustebinti, bet jau niekas jų nebedžiugina ir nebestebina. Ir kiek daug taip yra žmonių, kurių tiesiog nebedžiugina niekas ir nebestebina. Todėl labai svarbu iš tikrųjų pradėti džiaugtis nuo tos vietos, kur tu esi, ką tu matai, ar ne, kur
bet tavo gyvenimas yra dabar vyksta, kur tas gyvenimas vyksta, pamatyti ką nors gražaus, ką nors mielo, jaukaus, minkšto, švelnaus. Visai kitaip atrodys gyvenimas, nors iš esmės gyvensi tą patį gyvenimą. Tai čia taip gilu ir taip prasminga. Atrodytų, žinot, tai čia vat lengva kažką pasakyti, pakalbėti, bet tai aš sakau, vat vieną kartą iš tikrųjų taip sako, tai čia, tai vat gerai tau čia, vat tu laiminga, sakau, tai tu paimk ir būk laiminga. Taip atrodo, kad paprasta, nepaprasta. Turi neišsimušti, nes tikrai aplinkui visur yra labai daug kas burba, labai daug žmonių, kurie tiesiog iš nelaimingumo spaudžiasi tą kiautą. Nuo to gyvenimas keičiasi į kitą pusę. Nors gyvenimas tas pats, ar ne, bet būsena. Bet gyvenimas mūsų vis tiek yra tas pats. Nes todėl, kad gyvenime vis tiek mes einam savo keliu, ar ne? Pas mus yra, kaip pavyzdį pasakysiu, ar ne, gyveni, šiuo metu gyveni tuose namuose, kokiuose gyveni, ten veiki tą, ką veiki, su vyru tokiu, kokiu esi arba nesi, arba viena esi, arba vaikų turi arba neturi. Žodžiu, viskas kaip ir ar ne, sudėliojus materijai, matai viskas, bet tavo būsena, jeigu jinai yra tokia, kur visą erdvę įkvepia, tai tavo ir gyvenimas matosi kitaip.